Hei, 69 diena, sausio 1, 26 metai, visus sveikinu su 26 metais, tikiuosi, kad turite puikias ir didelės rezoliucijas šiems metams, jau pradėjote su sveikais įpročiais, o kalbant apie įpročius, tai vakar po ilgo laiko teko paragauti porą alaus. Tai šiandien atsikėliau, tai toks dušęs, įskridęs, einu, nesuprantu, ką darau iš esmės, bet irgi pavyko sugrįžti, pavyko atsigauti, atrodo, tikriausiai dar ne maksimum, bet vis tiek pavyksta dirbti, tai labai gerai, o kalbant apie Sidnėjaus naujus metus, tai medinės buvo tų žmonių tūkstančiai, gal nežinau, ar milijonas buvau tenais prie operos, bet ne pats geriausias vaibas, bet ir galiausiai atsisėdom parke, buvo labai geras vaibas, atsipūtėm, pasėjom, tai taip, užmigau tikriausiai vos po 12, bet vis tiek ne apie mane kalba mane ir apie pinigus labiau kalbam, apie strategijas reklamas ir galim šokti į ekraną, pasidalinsiu, ką būtent sukūrėm su NT klientui, kokios reklamos, jau reklamos paleistos ir nekalbu toliau, žiūrim. Pirma reklama. Irgi turime 3 skirtingas žinutės ir turime 3 skirtingus approaches. Turime namus, tada turime šeimą ir turime brokerį. Ne? Tai galim prasidėti su pirmais variantais. Taip, pasikūrėm feedo ir istorijų formatus, bet labai trumpai apie reklamas, tai pažiūrėsim vėliau rezultatus. Galbūt yra daugiau žmonių, kam įdomus su NT projektais, ne, servisais ir panašiai, kurios reklamos galbūt geriau performina, kurios žinutės galbūt geriau performina, ne. Bet man patinka tai, ką turime pirmam etapui, pirmam paleidimui, turime būtent viziją kitiem etapam, bus matyti nuo rezultatų, būtent ar tos mes kitas vizijas išpildysim ar ne, bet trumpai apie NT būtent reklamas tiek. Taip pat šiandien perėjau prie naujo koncepto, nes reikia pirmadienį pasileisti, dabar yra ketvirtadienis, tai irgi reikia ruoštis, tai naują reklamos paketą nemokamai Facebook'o reklamos paslaugai, irgi naujos nuotraukos, naujos approach'as, kitokios idėjos, ne, tai galim greitai prasibėgti, tai irgi skiriasi žinutės kategorijom ir tada būtent pagal kategoriją skiriasi nuotrauka. Tai visa kita išlieka identiškai. Jeigu tau kilo kokių idėjų ar minčių, būtent kokias dar kategorijas būtų galima paliesti, kurios galbūt turėtų daugiau perspektyvos, ne? Tai irgi tikrai būtų šaunu, kad pasidalintum komentaruose. Ir taip, tikiu, kad irgi visas fokusas e-komercija, fokusuojamės į tai ir tiek apie naujas reklamas. 69 diena, 1 milijonas ir ką dar norėčiau trumpai pasidalinti šią dieną, tai būtent yra sausio 1, nauji metai, naujos rezoliucijos, kaip ir prieš tai kalbėjau, tai rekomenduočiau pasižiūrėti būtent video Kriso ir Steve'o, Diary of CEO yra įkelęs vakar ar prieš kelias dienas būtent jų 25-26 metų rezoliucijas ir kaip jie mato pasaulį, tai yra jie mano vieni mėgstamiausi podcasterių YouTube. Apskritai, jie yra į top 10 pakliūna, galbūt Steve'as top 2, o Krisas tikriausiai top 6 ar kelintojais, gal top 8. Tai Joe Rogano dar niekas neplenkė, tai dar jisai lieka top 1 25 metais, bet neskaitant to, tai ačiū, kad toliau žiūri, toliau dominuojam, toliau leidžiam reklamas, neprisiduodam, ieškom klientų, ieškom lietuviškų klientų partnerių, ieškom australiškų partnerių. Ir dar kokia yra puikia naujiena, tai vakar irgi kalbėjom su vienu verslu ir galbūt bus potencialas irgi klientas potencialus, šiek tiek mažesnis, bet irgi kita niša, kur dar neturime dabar šią akimirką kliento. Ir tikrai buvau bent jau paskutinius 4-5 metus galvojęs, planavęs šitoje nišoje turėti klientą.
tai nekantrauju pradėti ir nusinčiau sutartį, nusinčiau sąskaitą, žiūrėsim, pradėm darbus ar ne, bet iš to, kaip pakalbėjom, tai atrodė, kad viskas tvarkoje ir pradėsim darbus. Tai tikėta diena ir žiūrim, kas bus rytoj 70 dieną. Iki, laikykis.